pastak objektyvas apie pirštuotus labai. Ta filmuoja jau? Sveiki. Taigi mes priimam jūsų iššūkį ir papasakosim 5 anekdotus apie mūsų mokyklą. Tai va, atsikeliu ryte, žodžiu, žadintuvas čirškia kaip išprotėjęs, griebiu kelias, viską rengiuosi, lekiu, atlekiu į mokyklą, užrakytos durys, šeštadienis. Čia ta prasme gausi taip, kad, nu, supranti, į mokyklą norėjau šeštadienį, pamokų nevyksta šeštadienį. Man reikėjo geriau miegot lovo, jau neiti į mokyklą. Aik, savo. Ateinu karačiai į mokyklą, mokytojų nėra. Dėdulė numirė, į laidotuvės išvažiavo. Pasirodo atostogų. Vasaros atostogų. Jau čia dvigubas. Rugsėjo 1 irgi žadintuvas vėl čirškė, antrą kartą jau apsirengiau greit į mokyklą, pasirodo, man jie nereikia, aš išmestas. Laukiam mokytojų. Ir karačiai visi stojam, laukiam, o mokytas tai sako, stokit mokiniai. Taip, reikėjo atsistoti. Jo, jis susimaišė, jis turėjo kitą atsisėsti, pasakė atsistoti. Einu koridorium ir žiūriu, Rugilį šoka su mokytoju, tu aš tai stambiu. Bet kas svarbiausia, jis vis tiek mokytojas, tai kaip taip gali būti? Kaip gali šokti, aš tai tokia mažiukė viską ir žodžiu šokau su mokytoju. Penki anekdotai, tai jums. Bet tai suprantu, su mokytoju šokti, valas. Tai va, įvykdėm jūsų iššūkį iš tą gerą. Žodžiu, mūsų iššūkis jums tai bus va toks geras, bet dar nesakysiu dabar va. Teko sužinosit vėliau, arba nesužinosit. Neduodam mes jums iššūkio, kad jūs jau neįvykdytumėt va. Arba žodžiu, va jūsų iššūkis, va per darbus padarot namelį, gyvėrą tą namelį.